Du dalykai, papasakok prašau, arba pasidalink savo patirtimi. Tai yra tualeto reikalai ir šiukšlės. Mes viską su savim nešamės, ant šokoladuką kažką suvalgai pasiemi ir tose stovyklose bazinėje ar kažkur yra tos padėtos tokias dėžutės, žinai, ten meti ir jie kažkaip surenka ir jas nuneša. Tai va, o kas liečia va, tas tualeto reikalas, tai lygiai taip pat, va čia verėste, tai pastato tokia kaip palapinė, skylė tokia kažkaip išrausta, bačka kažkokia leidžia, ten tokia kažkaip kaip mėlynos tokias bačkos plasmasinės. Nu ir viso, ten akmenukais apdeda ir tu ten atsitupi ir darai tas reikalus į tą bašką. Kai jau pradėjom lipti Nordkolą ir aukštesnės, davė maišiukus, nu ir žodžiu, tu turi ten tą maišiuką pridaryti ir nusinešti. Nenori nusinešti, gali duoti 100 eurų, šerpas nuneš. Čia beje pasiūlymą tokį susilaukia, bet nu mes kažkaip... Pavyzdžiui, Denali, Aconcagvai, Denali, pavyzdžiui, net yra tie kalnų rangeriai ir prieš tai turi pokalbį, jie tau įduoda žalią kibiriuką, jis toks hermetiškas ten su dangčiu, ir tu negali nunešti tuščią. Nunešti tuščią, ten tą baudą, aš nežinau, ten kokia, neklausiu, bet ten tikriausiai milžiniška. Ir jie sveria tas tavo išmatas nusileidus nuo kalno. Maždaug žino vidurkį, kiek žmogus gali pridaryti per tiek laiko, kiek tu dienų buvai. Šakės. Ir pasveria, jeigu ten matysi, kad tu ten kairė dešinę darai, ten labai labai griežtai žiūri. Ir tai gerai yra, nes, ta prasme, kas iš to kalno liks ten? Tai žinoma, jeigu tu lipi, nori grožėtis gamta ir visą kitą, o žmonių srautas eina, tai ten kairė dešinė, tai ten bus šiukšlynas. Nepadės nei degonės kaukės, nei niekas, ten, žinai, vaikščiasi nosis įkimšęs.